Pagaliau! Išaušo ta diena, kai aš pasiėmiau savo golfą iš kėbulo darbų ir toj varysiu techninės dalies tvarkymui, bet prieš tai papasakosim, kas pasikeitė. Šiuo metu matot, kaip atrodė golfo sparnas ir tik pasižiūrėkit, kaip jis gražiai atrodo dabar. Visiškai lygus, nudažytas, nupoliruotas, pakeistas nauju ir perdažytas galinis bamperis. Apačioje nupirktos ir sumontuotos lemputės apšvietimo, ištiesintas ir perdažytas visas galinis sparnas kartu su tarpduriu, perdažyta priekinė stojkė, perdažytos priekinės durys, pervirintas ir pakeistas kairės pusės slenkstis, plus nauja va šita plasmasė. Ir aišku, padaryti dar 2 dalykai, kurių nesimato, tai pakeistas galinis balkis ir atstatyta kėbulo geometrija. Jeigu jūs domina, kiek kainuoja tokie dalykai, tai užsukite mano kanalą YouTube Garažas 16, jau to išeis video, kuriame viską detaliai apie šitą golfą papasakosiu. Na, o jeigu ieškot serviso, kuris kokybiškai daro kėbulo darbus, tai Ugniagesių gatvėje 12 randasi tokia įmonė, kuri vadinasi Remlyga. Jie tvarko automobilių kėbulus, dirba su visais draudimais, turi pakaitinius automobilius, leidžia stebėti procesą. Ir atvirai pasakius, yra mandagus ir kokybiškai atlieka savo darbą. Jeigu jums reikia susitvarkyti kėbulą ir galvojat, gal nuvažiuot pas Remlygą, tai nuvažiuokit ir pasakykit, kad esat nuo Garažas 16, tada gausit 15% nuolaidą kėbulo darbam.